Šiandieną apšilimui darysime 4 dinaminius ir 4 statinius pratimus. Pirmas pratimas bus prastempti sėdmenį ir šlaunį. Tai koja priekyje, rankos šonuose, laikom mūsų svorį, atsistojam ant galinės kojos ir tempiam, tiesiam priekinę koją ir stumiam ją į priekį. Atgal, į priekį. Įkvepiu, išpučiu. Sekantis pratimas bus taipogi dinaminis blauzdoms prastempti. Atsistoju ant 2 rankų, kojos ištiestos ir lenkiu. Vieną koją per kelį, kitą koją. Vieną, kitą. Trečias pratimas bus nugarai, tiksliau nugaros apačiai. Gulamės ant nugaros, rankos šonuose, kojos pakeltos ir leidžiam kojas į vieną pusę ir leidžiam kojas į kitą pusę. Kitas pratimas bus skorpionas ant pilvo, rankos šonuose. Metu dešinę koją už savęs, už nugaros ir dešinę ranką keliu į viršų, žiūriu į viršutinę ranką. Apačioje įkvepiu į viršų, išpučiu. 4 statiniai pratimai. 4 statiniai tempimai. Gulamės ant nugaros, kairė koja ištiesta, dešinę koją lenkiu prie savęs, nepamirštam kvėpuoti giliai ir su rankom spaudžiam dešinį kelią prie krūtinės. Tempiam galinę šlaunies dalį ir šiek tiek sėdimės. Sekantis pratimas – nugaros tempimas. Kairė koja ištiesta, dešinė ranka eina į šoną, dešinės kelias eina į kairę pusę. Ir nepakėlus dešinio peties, reikia spausti su ranka dešinį kelią prie grindų. Žiūrime į dešinę ranką. Trečias pratimas bus kojoms, prastempsim priekinę šlaunies dalį. Atsistojam ant kelių, pėdos ištiestos ir kojos padėtos, daugmaž pečių plotė ir su rankom einam atgal ir turim jausti tempimą priekiniai šlaunies dalyje. Tai sugrįžtam atgal. Ketvirtas statinis pratimas – prastempsim tricepsą. Paimam dešinę ranką, dedam ją už galvos, liečiam savo galinę nugaros dalį ir kita ranka padedam. Turėtumėte jausti tempimą per tricepsą, galinę rankos dalį.